Sveiki. Žodžiu, pagal planą šitas epizodas jau būtų labiau buvęs gal koks nors derinimas lauke, testai lauke su maketu visu, nes orai gražėja. Bet vėjuotų dienų buvo visko, tai to šiam video neįvyks, bet parodysiu, kaip išsprendžiau netikėtą problemą su stiprintuvais. Žodžiu, trumpai sakant, kas atsitiko. Aš iš pradžių testavau juos nuo atskirų maitinimų, arba ten nuo labai gerai reguliuoto, per daug nesigilinau į triukšmus, galvoju, čia laidai atviri, visa kita. Žodžiu, vienas stiprintuvas per šitą įtampos keliklį, kuris iki 50 voltų kelia šitas daiktas ir tiekia šitam stiprintuvui. Šitas gauna maitinimą tiesiai, nes kaip anksčiau aptarta su būsima akumuliatorių situacija, taip išsiskaičiuoja, nesikartosiu, to pačio yra visas detalus video apie tai. Tai žodžiu, nepaisant to, kad yra keliklis, jis neizoliuoja, tai galima įsivaizduoti, kad šitų stiprintuvų žemės jungiasi viena su kita. Tai kas toliau įvyksta? Iš vieno DSP paduodam į abu juos. DSP turi savo žemę, ne kažkokias dvi ten žemės, ne kažką, turi vieną žemę. DSP nėra dosnus, jis turi vieną žemę. Tai gaunasi žemė eina į čia ir čia. Tai iš abi žemės susijungia taip, tai galima sakyti susijungiam šitaip. Ir čia žemė susijungia šitaip, per šitą arba kaip galima visaip jungti, bet kuriuo atveju šito žemė susijungs kartu. Tai žemė priekį sujungta ir gale sujungta. Ir nuo šito prasideda bėdos. Gerai suprojektuotos plokštės, kaip tradiciniam stiprintuvė, bet kokiam TDA, kur žmonės darosi, tai ta kilpa kaip ir jinai nesuveikia, nes žemė žino savo kelią, ji nepradeda tekėti kažkur ratais, kur nereikia, o čia turim du stiprintuvus su galingom srovėm ir galingais laidininkais, čia grinai varis išpiltas per visą plokštę, kaip sakant, aikštelę vario ištisa. Tai labai tvirta žemė ir šiuo atveju nesusižaidė čia viskas. Stiprintuvai naudoja paprastą įėjimą, tai yra žemės atžvilgių, tą single endą, kaip čia pavadinu, bet tradicinis minusiukas, pliusiukas, tai gaunasi stiprintuvas stiprina skirtumą tarp savo žemės ir tarp įėjimo laiduko. Kitaip sakant, jeigu yra kažkokia, kaip čia paprastai paaiškinti, kova tarp šitų plokščių, kažkokia srovė teka, tai ta srovė sukelia kritimus, nes nėra tobulo laidininko. Ir jeigu kažkoks komponentas, pavyzdžiui, gale gaminasi kažkur toj zonai, o visas signalas paduotas už kelių centimetrų ir jeigu vaikšto galingos srovės tarp plokščių, tai jau nuo to pokyčio, nuo to įtampos pokyčio, nuo skirtumų dviejų jau stiprintuvas gali gautis, kad jis stiprina kažkokį pašalinį jam įbestą signalą ir jis galvoja, kad viskas tvarkoja, jo darbas stiprinti skirtumą, bet gaunasi, kad tam skirtume ne tik muzika, bet dar ir tas triukšmų signalas, kuris dėl žemės kilpos ar kitų niuansų. Taip pat šitie stiprintuvai, šitas nelabai, bet šitas bijo pat savo ventiliatoriaus dėl tos pačios turbūt priežasties, nes po mano tobulinimų šitų jau įjungi ventiliatorių per garsiakalbius, nesigirdi ventiliatorių, tai nesiplečiančią už jūrų marių problema yra tame, kad šitų stiprintuvų žemė padaryta neteisingai. Arba netgi, net nepatartina daryti tą vienpusį signalą tokiem daiktam, nes jeigu mes pažiūrėtume, pasiimtume aprašymą ir tada pažiūrėtume. Nupiešta blokinė schema. Maitinimas, ten tralele, biškarčiau. Tai maitinimas yra garsiakalbiai, tie išėjimo filtrai D klasės, bet ką matom su įėjimais, galiu labai tiksliai parodyti, 1, 2, 3, 4, išėjimai iš šaltinio, tai yra 4 įėjimai į TPH pačią, žodžiu. Tai gaunasi idėja kanalai, tai 2, o kodėl 4 įėjimai? O 4 įėjimai todėl, kad čia balansuoti įėjimai, diferencialiniai, numatyti iškart pačioj mikroschemui.
Tai žodžiu, turim šaltinį, kuris duoda diferencialinį signalą, jei kas nežino, čia kaip profesionalus audio naudoja, visa idėja, kad Žemė signalo neneša. Čia pavyzdžiui, vienas kanalas, čia kitas. Tai ką stiprina mikroschema, tik skirtumą tarp šitų dviejų signalų, nes jie invertuoti vienas kito atžvilgiu ir, sakykime, net per ilgus kabelius, čia ne tame problema, bet ilgi kabeliai 10 metrų gali daug indukcijos gauti, visokių kitokių triukšmų ir abu triukšmai bus paduoti į abi linijas, o kadangi signalas per 108 laipsnių tarp tų abiejų linijų, abi linijos nukenties nuo jo, bet galiausiai stiprintuvas matys tik skirtumą, nes tame ir idėja stiprint skirtumą. Tai tokiu atveju Žemė praktiškai nesijungia, ji tik jungiasi kažkur tai kaip atskaitos taškas, kad jeigu maitinimai pilnai atskiri, kad neišplauktų kelių blokų potencialai ten į kosmosą. Čia ta idėja, kad vos nestatinė įkrova galėtų šitas stovėti ant 100 voltų, šitas ant 0, bet jie veiktų, bet gali vis tiek tada kokie radio triukšmai, kažkas visa kita būt, čia daug nesigilinsim, tai Žemė sujungiama, bet jinai tik tai suveda maždaug potencialą, kad viskas kabėtų vienoje vietoje, o nuo jos signalas nesiremia. Jis nuo Žemės remtis gali kažkur šitam šaltiniai kažkiek tais, bet vėlgi šaltiniai mažos srovės ir jis gali sukurti, gali turėti atskirą maitinimą ir iš paprasto signalo sukurti diferencialinius. Tai tokiu atveju iš šitą plokštę ateis diferencialiniai signalai ir jeigu čia bus dar viena tokia plokštė, tai jie irgi iš šaltinio, šaltinis tada turės jau ne 2 išėjimus, o 4 irgi ateis, bet tarp šitų plokščių nevyks jokie svarbus pokyčiai Žemės atžvilgių. Irgi ta Žemė galės būti sujungta kažkur vienam taške jų visų, bet svarbiausia, kad kadangi jis šitam režime nestiprina signalo Žemės atžvilgių, o tik skirtumą, tai jam dzin, kad prijungtas kitas stiprintuvas ir jų Žemės sujungtos ten vienoje ar keliose net vietose, aišku, keliose geriau nedaryti, jeigu išeina to išvengti, bet tada nebesvarbu. Tai šitą schemą ir panašius dalykus žiūrint, aš nutariau, kaip bandysiu spręsti šitą triukšmų problemą makete. Neišsigaskit, dar vieną popieriuką parodysiu. Schema, kodėl čia reikia schemą žiūrėti pačią, čia nedaug, tik noriu parodyti, kad vėlgi įėjimai nurodyti viena pora ir antra pora, jie per kondensatoriukus ir tiesiai į mikroschemą. Taip, bet kodėl kinai nedaro tokio modulių? Paprastas žmogelis norės pajungti kokį telefoną, ten Bluetooth modulį, ten nežinau kompą ir jie diferencialinių išėjimų neturės. Tai ką siūlo pats gamintojas? Gamintojas netgi parodo, kaip daryti išėjimus, ką tie moduliai kaip ir daro, čia stori takeliai, visa kita, minimalus atstumai, galinga Žemė išpilta, o čia sistemas procesorius. Šoki kaip moki. Ne, jokauju, bet esmė, kad tiesiog didesniam daikte tiesiog taip ir būtų, nes šitie stiprintuvai Blu-ray'ui ten tose visuose bairiuose būna. Bet toliau žiūrim. Jie siūlo tiesiog įsigilinkim į šitą užrašą. Kas anglų gal nesigaudo, tai cost effective reiškia ekonomišką sprendimą iš esmės, nebrangų ir rodo, kaip susitvarkyti su pora įėjimų diferencialinių ir paduoti jiem paprastą signalą. Jis šičia paduotas šitoj vietoj. Ir jau jis paduotas tarp Žemės. Tai pati idėja, kad tada Žemė pradeda figūruoti čia. Iš kur ir turim problemą, bet apie tai vėliau. Ir čia gan akivaizdu, kad čia analoginė Žemė. Čia kondikų pusė ir yra taip ant tos mikroschemos ir čia galio Žemė. Tai pagal idėją, greičiausiai jie nori, kad sujungs šitus dalykus kartu. Aišku, tas ir su tuo galiausiai jungsis, bet esmė, kad čia būtų vienodas potencialas idėja. Jau aš matau tai. Ir, pati schema tiesiog jau 2 operaciniai stiprintuvai, ten vienas dvigubas, nesmė, jisai padaro
diferencialinį signalą iš paprasto. Jis kaip tiltuotas stiprintuvas, galima sakyti, čia įdėtas dar vienas, tik tai, kad mažoj galių ir labiau signalo keitimui nei kažko stiprinimui. Ir yra dar vienas puslapis, kaip jie siūlo daryti optimalių būdų. Čia gudrus kombinuotas dalykas tarp žvaigždinės žemės ir išpilto žemės, ground plane vadinamo. Tai idėja, kad galinga srovė iš išėjimo laipsnio tekės į šitą plotą žemės išpiltą per visą PCB, per visą plokštę. O nuo analoginės žemės, sakau, grinai atrodo 2 pinai, yra tam 2 kojelės. Ir nuo jos siūlo visus imtuvus to įėjimo žemė, kadangi čia kažkur reikia atskaitos taško, tai aš įsivaizduočiau, kad reikia čia palikti visą srovę didelį plotą, o nuo analoginių atsivest viskam atskirai. Arba bent jau šita vieta turi vienas taškas būti ir čia atskira, atskiras blynas žemės, kuris neapkrautas šitom srovėm. Jie jungtis turi ant taško, bet čia netgi siūlo žvaigždinį žeminimą, kuris toks, nežinau, sako, geriau negu ištisinė žemė. Bet teisingai įgyvendintas ir vienas ir kitas variantas, žodžiu, gali veikti, bet dabar apie problemą labiau kalbėkim. Tai šito kinai nedaro. Jie parodysiu, kaip aš supratau, ten iš plokščių jos juodus, tai net nusipiešiau ant popieriaus, parodysiu, kas padaryta, bet reiktų atkreipti dėmesį, kad turi būti atskaitos taškas ir įėjimo jungčiai, ir dalikliui, nes vienpolis maitinimas, tai čia pusė maitinimo į tampus dar paduodama, tas turi būti tvarkingai realizuota. Ir turbūt viskas veiktų ir jungiant 2 modulius viską, nes jie stiprins vis tiek signalą randamą vienam taške, savo analoginę žemę ir įėjimą, jų skirtumą. Tai žodžiu, ką padarė tame modulyje kažkoks kinų projektuotojas. Čia yra 3251, nes jie abu skirtingai padaryti ir pradėsiu nuo šito, nes čia daug kažko pasakyti net neišeis, nes čia kažkoks, nežinau, net kaip čia pavadinti, kas čia padaryta, bet žodžiu, galingos žemės ateina čia, sakykime, čia žemės terminalas, čia pliuso, čia tos minėtos, kur galingos srovės tekės, šičia. Ir žodžiu, visa šita vieta užimta galingom srovėm klaidžiojančiom, nes jeigu srovė taip yra, jį tekės ir šitai, čia ta teorija, kad tas srovės tankis vyksta visur ir analoginiai kontaktai tiesiog pajungti į čia, bet įėjimo žemė, čia bet kuri kaip žemė, įsivaizduokit, įėjimo žemė pajungta prie kažkokios aikštelės, čia vario nėra, susiaurėjimas, vėl kažkokia aikštelė, čia operaciniai stiprintuvai visi tie, kur rodžiau, kad tą įėjimą viengubą padaryti, tai čia jie stovi, neatsimenu tiksliai, nors plokštė prieš akis dabar maišausi čia ir labiau čia, bet čia antiek nesvarbu, čia antiek blogai, kad jau nebesvarbu. Tai žodžiu, čia žemė, čia vėl užsmaugimas. Tai kitaip sakant, čia srovėm užtvindyta zona, į kurią pajungta analoginė žemė, bet įėjimo žemė čia. Tai tarp šitos žemės yra visi šitie skirtumai, visi čia viskas, kas čia vartotojai, kokie kiti patys operaciniai, kas bevyksta čia, viskas nutolina šitą potencialą. Čia yra absurdas. Tu įėjimą paduodi iš vis į kitą potencialą, negu mikroschema mato. Sakau, čia žiauru, čia nėra ką daugiau sakyti, man atrodo, net tą lapą ant žemės reikia mest. O 3255 kažkas bandyta, bet kaip aš suprantu gamintojo pasiūlymus ir panašiai, tai manau, kad jie ne taip suprato, nes visgi įdomus dalykai čia darosi. Čia yra tik 2 gabalai žemės, vienas ir antras, ir maitinimo žemė, čia mažutą keliu aplink plokštės kraštą atvesta čia, ir čia sudėtas tas operacinio stiprintuvo bajeris, visa kita. Ir gaunasi, kad vis tiek analoginė žemė pajungta kartu su didelė galia,
o šitas atvestas nuo ten, kur paduotas pats maitinimas. Tai išeina va šitoj zonai, kad to analoginė žemė matytų kažkokį normalų potencialą, čia nėra šansų, nes kaip tu matysi, jeigu įėjimas čia, tarp čia ir čia veiksmas ir operacinis stiprintuvas tarp čia ir čia paima signalą, o signalas paimtas nuo įėjimo taško, nors akivaizdžiai numatyta analoginė vieta, o analoginė vieta kartu su didelės galios srovės kuom suvaryta į vieną, tai vad vėlgi. O čia, ką aš suprantu iš aprašymo, papaišiau, gal ne taip biški gavosi, kaip norėtųsi, bet kame idėja? Čia juodai užpilam žemę, absoliučiai visą plokštę, sakykime, apačią, dažniausia apačia pilama, bet kadangi čia paviršinis montažas, tai piltume viršų, nes nebent stiprintuvo mikroschema apačioj. Žodžiu, tą pusę, kur mikroschema užpilam žemę, čia paduota žemė būna, tai ten jau vėliau maitinimai, ten kitam sluoksnį, bet žemė paduota per viską. Bet šitos signalinės kojytės pajungtos į savo kokį gabaliuką žemės, arba netgi, irgi kaip šitas atšakas, kur vėliau piešiau, bet žodžiu, iksiukų kokius sujungtos. Ir tada ta aikštelė išsišakoja, ar aikštelė, ar tas kokį žvaigždutę į visus žemės imtuvus, operacinį stiprintuvą, tą rambaram visą, ir įėjimo jungti, bet įėjimo jungties žemė nesijungia prie galios žemės, čia jinai jungiasi tik kartu su savo mažais imtuvais srovės ir atskaitos taškais. Tai tada čia taškas, aišku, gražiau galėjau padaryti, centre būtų ką, bet galingas vija, arba tarp sluoksnis sujungimas, ar jau keletas tankiai, tada vienam taške sujungia galios žemę su signalo žemė, šitam taške. Ir tada kaip ir būtų įgyvendintas pačio gamintojo dalykas. Tai šitaip gal ir viskas veiktų gerai, aš nežinau, čia jau turėtum savo plokštę braižyti. Ką dar čia pasakyčiau, gal net, vėlgi nebūtinai čia visur žvaigždė, viskam takelį, gal net galėtų būti plotelį žemės, bet jau kitam sluoksnį, bet dažnu atveju bus daug takelių, visam kitam maišys gal, tai galima ir žvaigždinį tą daryti, bairį, aš nieko prieš šiuo atveju, bet užtat galinga žemė, jinai negali šitų vieno nuo kito stumdyti jų potencialų, kadangi jų potencialai vienas taškas. Nežinau, čia galima visai paaiškinti, bet čia, padariau, ką galėjau. Tai žodžiu, galim grįžti prie maketo, parodysiu, kaip išsprendžiau realų atvejį. Aišku, viso šito nedėjau, nes ir nesudėsi to dalyko, jis kaip ir jau sudėtas, bet jau tų žemių neatkirsi ten. Tai aš tiesiog nutariau nuardyti visą tą vadinamą biudžetinį įėjimą, kaip ten gamintojas sako. Kaip matau, daug tuščių plotelių, čia įėjimo jungtis. Praeitam video dar dalis dalykų buvo nuimta nuo šitų plokščių, ten rodžiau, bet matom, operacinių nebėra, čia po radiatrum kelių detalių nėra. Bet viskas, kas gaunasi, dabar įėjimas 4 laideliai, 2 žali, 2 oranžinį. Tai perdarėm plokštę į tą pačią pirmą schemą, kur rodžiau. Ir dabar įėjimas diferencialinis. Ir ką, jokių triukšmų nėra. Dėkui už dėmesį, juokauju. O kas čia? Ir iš vis kaip aš gavau diferencialinį signalą iš signalo procesoriaus, kuris neturi tokios galimybės. Tam panaudojau šitos modulius. Čia yra DRV 134 moduliukai, kurie ima paprastą, sakau taip užkibo, bet vadinsiu vienpusį signalą ir paverčia diferencialiniu signalu. Gaunam tą, ko reikia paduoti tiesiai į mikroschemą, o čia nieko nelieka įėjime, viskas, kas trukdė, viskas nusiema, keletas smulkių detalių galima palikti, jeigu jos neįtakoja įėjimų, bet esmė turi būti tik laidelis, kondensatorius, mikroschema ir taip 4 kartus. Viskas, daugiau priekį nieko nelieka, tas pats ir su ta kita plokštė. Visos krovos nėra, visas priekis tuščias, kai kurios smulkės palikau, kurios, pavyzdžiui, kokie kondensatoriai iš maitinimo peties į žemę ar kas nors tokio, bet viską, kas susijęs su šiais 4 įėjimais, viską nuėmiau, reikia žiūrėti, kad neliktų jokios dalies tarp šitų taškų, iš kur aš pajungiau laidelius, kitaip tariant, laidelis, kondikas, mikroschema. Keista, kai tiek dalių išėmė ir čia ant viršaus to, kas anksčiau buvo išimta,
ankstesniam video. Tai va, dar tiek lauk. O žodžiu, dar vienas niuansas su šitais daikčiukais, kad jam reikia dvipolio maitinimo. Tam aš įdėjau šitą keitikliuką. Šia biškį apverstas aukštinkojom, bet ten nieko mandro nėra. Jį tiesiog paduodami 5 voltai ir jis gali pakeisti į 9,0 ir 9. Kitaip sakant, ir pakelia, kad čia užtektų mums vietos signalo riboms, kad neužklipintume, neužribotume. Tai dėl to pasirinkau moduliuką iš 5 į 9 ir -9. 0 lieka žemė, kaip įprasta, maitina viską 5 voltai, nes čia DSP logiškas maitinimas, Bluetooth moduliam, kurie vėliau turės būti, viskam čia logiškas maitinimas, tai jis šitam visam signalo priekiui su DSP ir šitais bairiukais pradžia būna 5 voltai, paskui iš akumuliatorių bus keitikliukas ir visą šitą darys taip pat, o dabar tiesiog turiu USB laidą, kuris čia ateina ir duoda 5 voltus. Viskas čia pajungta gan įprastai, kur parašyta žemė, ten į žemę, kur parašyta signalas į signalą. Čia biškai laidus zigzagais padariau, bet čia iš tikro tiek tėra, jie po 2 kanalus abu, tai dėl to 2 vienetai, kad būtų 4 kanalai. Ir čia tiesiog iš signalo procesorius. Viskas kaip parašyta, taip ir pajungta. Klausimas, ar šitas dalykas, kaip sakant, nepadarys problemus gimpulsinis keitiklis, bet yra dar vienas alternatyvus maitinimo būdas šitiem dalykam. Galima būtų kurti virtualią žemę, žiūrėti tokį dalyką. Yra čia sprendimų, bet kol kas prie šito būsiu, nes dabar jau eina normaliai naudoti. Ir man, kad ir lauke pasitikrinti, mangi reikia pasiimti kažkokį normalų vieną maitinimą, tai aš pasiimsiu transformatorinį, nes turiu po ranka. Tai va tokią blokinę schemą dar papiešiau, kaip kas vyksta, nors jaučiu ir taip aišku, bet turim 2 stiprintuvus ir juos bendras maitinimas, tai reiškia, jie abu ateina pliusas, jie abu ateina žemė. Tai va žemė susijungia kartu, jau abiejų žemė jau sujungta. Bet kaip matom, jokios žemės čia neina. Tai kitaip sakant, vienas signalas, antras, trečias ir ketvirtas, abu diferencialiniai. Ir stiprintuvam tai reikia stiprinti, kaip sakau, skirtumus tarp šitų laidelių. Ir kai neturim čia žemės, tai reikia kažkur žemės atskaitos. Tai va čia, aš nuvedęs, galima būtų kažkaip iš centro, ten gražiai, bet iš vieno iš stiprintuvų tiesiog atvedęs į procesorių žemę. Nes žemė per visą šitą junginį nepraeina jau, tai čia tik atskaito žemė, kaip jau kelintą kartą sakau, kad jie būtų panašiam potencialė, o visi signalai sukuriami čia ir paduodami šičia. Kaip matom, čia iš DSP sujungtos žemės natūraliai ir į kanalus paduoti visi išėjimai. DSP šitam žymima nuo 0 iki 3, tai 4 išėjimai. Į vieną dvigubą plokštelę, į kitą dvigubą plokštelę ir galiausiai turim tos reikiamus signalus. O DSP, jo žemė prijungta prie maitinimo žemės, prie 5 voltų, 5 voltai paduoti, ko nepiešiau, ir 5 voltų žemė prijungta prie keitiklio. Jam reikia irgi žemės, nors galima būtų sakyti, kaip ir minėjau, kad čia biški kilpų situacija vyksta, bet kaip ir nieko blogo. Jeigu ką galima biški perkonfigūruoti bus. Bet esmė, kad keitiklis 9,0 ir -9 padaro, tai čia nupiešiau, kad abiem paduota tie raudoni. Ir aišku, jie abu pajungtas 0 iš keitiklio, žemė 0. Šiuo atveju 0 ir yra žemė. Tai vat šitie turi savo maitinimą, dvipolį. Žemė bendra su DSP, su procesorium. Šitas maitinimas greičiausiai bus izoliuotas galutiniam atvejui. O gal ir nebus, nes vis tiek reikalingas nors vienas tas sujungimas, tai vyktų per maitinimą. Bet žodžiu, dabar atsirado ir lankstumo ir visai kitaip viskas veikia. Kai sakau, veikia visai kitaip, dabar ne tik, kad nėra triukšmų akivaizdžių, liko tik tas mažas šnipštimas iš garsiakalbių. Plokštelės važiavo labai ilgai, papuolė į kinų šventes, į dar kažką, tai apkeliavo pasaulį 8 kartus, kol atvyko. Tai per tą laiką teko tik sėdėti ir galvoti, ar čia suveiks ar ne. Bet suveikia, tai galima bus judėti toliau.
turint tokį modulį, tai verta konvertuoti iš tikro įėjimą. Aišku, tada reikia kažko maitintos daikčiukus, vis tiek kažkoks šaltinis bus, jeigu yra vidinis šaltinis, kad ir Bluetooth'as, tai galima Bluetooth'ui pritaisyti tokį išėjimą ir panaikinti va šitas nesąmonės. Bet šiaip šitų modulių, man atrodo, aš jau nerekomendavau, dabar nerekomenduoju dvigubai, nes nei vienas, nei kitas nėra normaliai padarytas. Negaliu sakyti, kad imkit čia tiek perdarinėkit. Tuo pasikelsiu nuo žemės lapą, žodžiu, XI šitas, XI AP2202 ir ZK 3002. Tikrai nerekomenduotina jos naudoti. Dabar mačiau yra 4 kanalų modulių, ant kurių liktai iš karto normalūs diferencialiniai įėjimai. Tai vat, jeigu reikia 4 kanalų, iš karto tokį turbūt imčiau, gal nebūtų kokių nors dar kitokių problemų. O taip tai nežinau, gal reiktų žiūrėti, ar būna modulių, vat, kad ir viengubių, bet su diferencialiniais įėjimais, nes šitie daikčiukai nėra, banko nesulaužys, nėra brangus, galima pasidaryti ir tada ir atstumai tų laidukų gali būti gan dideli įėjimų, visa kita, tikras diferencialinis signalas ir jo privalumai. Šįkart tiek turbūt bus, nes daug ką čia pristabdė tie laukimai visokie, o kitą kartą nežinau, turbūt jau rimtai reikės lauke prasibandyti, ir galiausiai jau gerai lauke dirbti, galvot jau normalų korpusą ir jo niuansus. Ten irgi bus apie ką pagalvot. Pavyzdžiui, nereiškia, kad būtinai bus dėžė su portu, kaip sakant, portinta dėžė, gal dėžė keisis, dar kažkas bus, manau, dar bus daug ką papasakot. Tiek šiam kartui, dėkui, kad žiūrėjot ir sėkmės konstruojant. Iki. 3255